Afrika įdomus ir egzotiškas žemynas, kurį norėtume pamatyti ir pažinti. Tačiau ar lengvai priimame iš Afrikos į mūsų šalį atvykstančių žmonės? Neretai neigiama nuostata formuojasi tik todėl, kad nežinome kitų tradicijų, papročių bei kultūros ir matome tik kitos spalvos odą ar akis. Tačiau susipažinus suvokiame, kad visi esame vienodi. Džiaugiamės ir tikime tais pačiais dalykais, o jausmus išreiškiame muzika ir šokiu. Lietuvos žmogaus teisių lygos projektas Interaktyvus kultūrų centras pažinimo programa supažindina Lietuvos visuomenę su afrikiečių kultūra, tokiu būdu skatinant abipusį kultūrų pažinimą bei toleranciją. Projekto partneriai Vilniaus afrikiečių bendruomenė ir viešoji įstaiga Istorinė žinutė. Šiandien mes pas jūs su gražiu tikslu supažindinti jūs su mūsų naujų projektu. Kaip matote, Interaktyvus kultūrų centras pažinimo programa. Tai yra tolerancijos projektas. Tai yra, mes tikimės, kad jūs šiandien pajusite kartu, ką tai reiškia susipažinti su kitos rasės, su kitos šalies žmonėmis. Ir manau, kad jūs pamatysite, kad visame pasaulyje gyvena žmonės, verti didžiulės pagarbos, su gražia kultūra, su gražiais žmonėmis, su labai mylinčiais savo šalį. Ir man atrodo, mes kiekvienas iš jūsų, jeigu pasakotume apie Lietuvą, mes pasakotume apie savo Lietuvą iš visos širdies, kaip mes ją mylime, kaip mums čia gera gyventi. Ir tie žmonės, kurie šiandien atvyko pas jūs, taip pat supažindins jūs su Afrika, bet jie pasakos patys, kaip jie myli savo šalį, ką jie gali pasakyti kito, negu jūs perskaitysite kažkur internete arba knygose. Ir tai jūs pajusite patys ir kartu galėsite pabendrauti. Labai linkiu draugauti, bendrauti. Ir kas yra pats geriausias bendravimo būdas, vaikai? Kaip jums atrodo? Kas neturi sienų, su kuo geriausiai bendrauti? Man atrodo, žinot turbūt, kad muzika, šokis, menas, jis neturi sienų. Ir taip mes vieni kitus geriausiai pažįstame. Taip, kad linkiu jums pažinti Afriką iš pačių afrikiečių. Dabar noriu pristatyti Matijų. Norėčiau pristatyti Ilką. Prašau. Labai ačiū visiems svečiams, kurie pas mus atvykote ir randate laiko tokius gerus darbus gražius daryti. Vaikai visada laukia mielai svečių, ypač aš taip suprantu ir muzikantų, aišku, ne tik muzikantų. Ir tie, kurie organizuoja, tiem padeda muzikantam tą visą darbą daryti, nėra taip paprasta be vadybininkų niekur. Tai vaikai irgi visada yra pasiruošę ir mes norim, kad nepamirštumėt mūsų tom pačiom gražiom dainom, parodyti, kad irgi gražiai dar dainuojam ir dar mokam ir stengiamės. Tai mergaitės prašom, trumpai padainuosim, porą dainų. Pažiūrėsi lelyje, vėsiliai pasakys, viešpaties lelyje, viešpaties lelyje. Lietuva,
ten iš tikrųjų pasiekčiau saulę, ne, tai, nu, toks vat kaip ir siekis geros saulės, tai bus paskutinis dainas. Kviečiu jums su būgnais, galima ir šoktis, galima... Padarysim trumpą būgnų pamoką ir tada padarysim šokį. Ja, gerai. Tai gal padarom didžiulį ratą vaikai. Keliam ranką vieną ir visi kartu sugrosim vieną smūgį per būgno vidurį. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ir... 3. 3 raidės. Tai šiandien kalbėsim kalbą, kuri yra tik 3 raidės. Tai pirmą išmokom yra bosas per būgno vidurį. Dabar bus per būgno kraštą. Aš sugroju, visi kartu silgiam. Bet per būgną. Per būgną vidurį. Bet kai aš groju, jūs negroju, gerai? Negroju. Šiek tiek gautis patirtą. Rankas paimsime. Apmokat va šitaip, žiūrėkit. Gerai, nu bandau. O visi mane mato, ne visi mato. Dar kartelį, gerai, dėmesio pasiruošti. Bet visi bus 8. Pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, 5,
Galiu tiesiog persiųsti rankas, kad pačiupinėtų. Noriu pasakyti visų mūsų visos bendruomenės, jau kaip aš sakysiu vardu. Šiek tiek mūsų čia sumažėjo, bet vaikų kantrumas jau ten. Bet labai ačiū, kad atvykote. Iš tikrųjų, kad tikrai šauniai, niekada gyvenime ir mane teko mušti tokių būgnų. Ir vaikams tikrai tai palieka labai gilų įspūdį, kaip sakėt, menas tai yra ta kalba, kurie mes visi susikalbam. Ir per meną bendraujam ir nemokėdami anglų kalbos. Girdim per šokį, per muziką, tai yra labai svarbu. Gal jie negirdi, bet vis tiek kažkas tai liko ir tikrai liko 100%. Tai vat, ačiū, ponia Marija, jums už tą tokį darbą, iš tikrųjų, kad kalbėjau, sakiau, kad metai iš metų tęsia tą vis tik su vaikais tą globos namų darbą ir visokius projektus vykdot. Linkiu jums dar ne vieną projektą organizuoti, sveikatos svarbiausia tam ir skirti taip pat svečiam. Ir ačiū jums, kad iš tikrųjų iš tokios tolimos Afrikos randat laiko į Lietuvos ir vaikų globos namus užsukti. Aišku, turit ir savo visokių tenai rūpesčių. Labai dėkui, ačiū muzikantui, kuris taip parodė, kad mums dar reikia mokytis labai daug. Todėl visiems prašau Afrikos bendruomeniai mūsų nuo vaikų globos namų mes turbūt įteiksim tam žmogui. Bet čia va, šitos mergaitės Modestos darbelis ir jinai, va čia jam, čia va jinai pati padarė tą aplikaciją ir mes dovanam jums, kad turėtumėt nuo mūsų vaikų. Ačiū. Poniai Marijai, labai graži mūsų kūrybė. Jums dovanų įteikti. Mūsų gražiai viešniai, vat labai dailus nykštukas, sako svajonės, kad pildytų tie nykštukai. Čia prašom jums. Ir mūsų šauniam muzikantum taip pat. Būgnai dideli, nykštukas mažesnis, kad vietos mažiau žimtų. Tai irgi jums labai ačiū už gražią pamoką muzikinę. Dėkui svečiam. Ačiū. Tai ačiū jums labai ir ačiū už dėmesį ir labai džiaugiausi, kad jūs buvome ir kad jūs mes pakvietė ir taip toliau. Tai ačiū labai. Prašom, užsukit pas mus, jeigu tikrai